1986 balandžio 26-ąją 1:23 nakties įvyko didžiausia avarija visoje atominės energetikos istorijoje. Nuo Černobylio katastrofos pasekmių žuvo daugiau negu 700 tūkstančių žmonių. Dramatiškiausios buvo pirmosios valandos, pirmosios dienos ir pirmieji mėnesiai. Sovietų valdžia bandė nuslėpti šią tragediją. Trūko kvalifikuotos pagalbos ir informacijos. Vieni buvo siunčiami į mirtį, kitus užklupo radiacijos sukeltos ligos. Balticum Platinum pristato sukrečiantį pasakojimą apie Černobylio katastrofos liudininkus, didvyrius ir siaubingą pragarą ištvėrusius paprastus žmonės. Šokiruojanti 4 dalių drama Drugeliai per Balticum Platinum.